Konfliktas ar chemija? Konfliktas ar chemija, chemija ar konfliktas, o gal šiandien toksai, sakyčiau, gelbėjimosi ratas Lietuvai. Tai pavadinčiau. Ir galbūt tik tai vienas konfliktas, nes visada konflikte ir chemijoje mes kalbame apie mūsų klausytojams svarbius, aktualius, jautrius klausimus, ar ne, tas temas įvairiausias bildename. O šiandien mes pakalbėsime apie tam tikrą globalią lietuviško mentaliteto bėdą, tai yra blogų komentarų rašymas internete. O kaip mokykloje mus visus mėgo mokytojai mokyti, elkis visais, kaip norėtum, kad simeltųsi, patyčioms ne, atsirado telefonai, atsirado užsidėjo kokią nori profilio nuotrauką ir prasidėjo gražus palaikymo žodžiai, apie kuriuos mes čia norime pakalbėti. Taip, nes jie yra iš tikrųjų bėda, nes mes nebejaučiame atsakomybės už tą, ką kalbame, per daug triukšmaujame ir aš kartais galvoju, kad tie blogi komentarai kyla iš to žmogaus vidinio pykčio, nepasitenkinimo tam tikro ir noro galbūt net atkreipti dėmesį į save. Ir aš dar tą progą noriu pasveikinti su Ernesta. Labas, Ernesta. Sveikos merginos. Kaip tu galvoji, kodėl žmonės rašo tokius blogus atsiliepimus apie žmonės, kurių net nepažįsta? Manau, kad tai yra tų pačių žmonių vidinis reikalas, ar ne, tie, kurie rašo, nes jeigu jiems užkliūna kažkokia tai informacija, aš manau, kad tai yra apie juos, kitaip sakant, tai sutrigerina. Tai yra nesvetima ir man pačiai, nes aš pati tai, ką komunikuoju socialinėje erdvėje, ar ne, sulaukiu tikrai daug taip pat neigiamų komentarų, bet vėlgi aš to nepriimu asmeniškai, nes suprantu, kad jeigu tas žmogus paliko tą komentarą, vadinasi, tai buvo apie jį. Ir aš netgi džiaugiuosi tais neigiamais komentarais, nes tai parodo, kad tema yra aktuali ir tai kabina. O tai, kaip jisai išreiškia tą komentarą jau ar ne, tai tik rodo jo paties vidinę, kaip sakant, vertybės, moralę ir taip toliau. Taip, bet moteris, aš manau, kad vis tiek tokiam žmonėm šiek tiek trūksta dėmesio, kaip jūs galvojat? Gal jie jaučiasi tiesiog nemylimi? Tai taip, jeigu užkabina kažkokią temą, tai vadinasi ir apie juos, tai rodo, kad ten yra viduje būtent nepraspręstas klausimas, kuris ir užkabino. Tai aš galvoju, reikia duoti mums tos chemijos, tos meilės tiem žmonėm ir galbūt net, kaip čia, su kai kuriais taip garsiai pasidžiaugti ir juos pasveikinti, kad mes juos įsirinkome ir norime, kaip čia, apipavidalinti taip, nes man atrodo, kad tai yra dėmesio trūkumas, nuoširdžiai, nežinau. Aš žinau tik tai vieną, kad laimingi žmonės internete nekomentuoja ir tuo labiau nekomentuoja, dar blogai nekomentuoja. Ir tas litanė, žinot, kur rašo, kur atrodo, kad žmogus visą dieną laukia parašyti mokslinį straipsnį komentarų skiltyje. Jautė truputį jau užsimena, nes, pavyzdžiui, viena mūsų klausytoja, Rūta Ustinavičienė, kuri yra docentė, dėsto Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra parašiusi net 65 mokslinius straipsnius, kaskart po mūsų tam tikrais įrašais socialinėje erdvėje komentuoja ir skiria mums labai daug laiko. Ji, pavyzdžiui, kaskart negaili pastabų ir sako mums, kad mes esame tuščiagalvės, kad baisiau ir būti negali, ir dar priduria, kad kartais su jom niekas nėra įdomu ir kad mes esam tuščios iš vidaus ir tai yra visiškai nebepataisomas dalykas, įsivaizduoji. Nors yra, pavyzdžiui, kita mūsų klausytoja Jelita Mikalonienė, kuri sako, kad kuo toliau, tuo smagiau su mumis. Ir man tokia peršasi viena nuomonė, kad yra laimingi žmonės, yra nelaimingi žmonės ir viskas. Ir realiai mes su tuo, kaip tas kitas žmogus jaučiasi, mes nesame susiję. Ernesta, kaip ten tavo galva labai šiandien tuščia? Aš labai noriu daug pasakyti. Žinot, yra toks posakis labai teisingas. Kas viduje, tas išorėje. Ką aš savyje nešiojuosi viduje, tą matau ir kitame. Tai jeigu aš matau kitus per negatyvą, kiek manyje daug to yra. Aš pasiūlyčiau pažvelgti komentarus apie tai, kad žmogus kalba apie save. Ir mes to neturėtumėm priimti asmeniškai, ar ne, nes tai yra to žmogaus nuomonė apie jo gyvenimą, kuo jis kvėpuoja, kokiomis nuotaikomis gyvena, per tokį filtrą žiūri ir kitus. Tai tie neigiamo komentarai tai yra būtent apie tą žmogų. O mes galim tik pasakyti, gražios dienos, kad tu gyventų laimingai, ar ne? Tai vat, ko kvėpuoju, tą ir matau kitose. Iš tikrųjų, blogi komentarai neapibrėžia nei tavęs, jie būtent nei tavęs, Ernesta, nei manęs, tik tai parodo to žmogaus, kuris rašo komentarus tam tikrą lygį ir suvokimą ir požiūrį į pasaulį.
Jo, bet aš laiką tokioje situacijoje. Taip, bet aš laiką atsimenu tokius žmonės, tai gerai, kai mes čia tokios 3 stiprios moteris, ar ne? Bet aš turiu daug, savo rate žmonių, kurios labai skaudina, kai ypač yra maža pradžia, nesvarbu, muzikoje, eilėse, nuotraukų postinime, žinote, fotografai pradinti. Ir kai juos kala tie vyresni žmonės, aš nesuprantu, kas yra. Ta prasme, tai normalu, kad, jaunam amžiui tu augi, tu mokaisi, tu pradedi ir tu gali pasakyti kritiką. Man labai patinka žmonės, kurie pasako kritiką, nes tu augi, tobuliai net padėkoji. Bet tie visi tokie žodžiai apie mane, nei tu manęs pažįsti, nei mes... Labai įdomu būtų su tokiu žmogum kavos atsigerti. Pažiūrėti akis ir sakyti, mažutė, kas yra dabar, tau nepatinka mano skurdų žodynis. Tai mes galim Platoną pradėti cituoti ir visą kitą, prašau, bet tai yra ne ta vieta ir ne ta erdvė, man taip atrodo. Taip, ir tada kyla klausimas, ar tas žmogus, kai mes susitiktume su juo akis į akį, jisai mums pasakytų tą, ką rašo tose komentaruose. Ar jisai iš vis net norėtų tai pasakyti? Ne, vyrus, tai aš suprantu, ten nėra daug ir vyriškų komentarų, žinot, ten galima būtų skaityti, kad jos ten tokios ir anokios. Suprantu, visas mes... Dažnai sako, kai neturi ką pasakyti protingo, tai rašai komentarus. Bet tai palaukit, moteris, mes kai tokios simpatiškos, normalu, kad kažkaip reikia pradėti pokalbį, ar ne? Taip, aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien šitą temą palėtėme, nes tai yra svarbu ir aš labai viliuosi, kad visi klausytojai išgirdo tai, kad visiškai nesvarbu, ką jūs darote savo gyvenime, jeigu jūs siekiate svajonių, tikrai yra žmonių, kurie jūs palaikys, bet kokioje jūsų svajonėje, o tie žmonės, kurie nesugeba to daryti, jų tiesiog svajonės dar neįsipildė. Ir kiekvieną kartą, kai praversime burnas, reikia pasistengti, kad iš tos burnos riedėtų deimantai, o ne varlės, nes tos varlės kenkia mums patiems. Taip. Ernesta, ar turi palinkėjimą savo mylimiem žmonėm, kurie tik apie tave galvoja dieną ir naktį ir tau rašo tuos gražius žodžius? Tiems, kurie rašo, aš džiaugiuosi, tai, ką komunikuoja, vadinasi, mano žinutė juos paliečia. O kaip jie sureaguoja, tai nebe mano reikalas ir visiems gražios dienos. Gražios dienos, skanius kavus. Taip, ir mes tą progą dovanojame visiems Beyoncé. Atsipalaiduokit, pasigarsinkite radijo imtuvus ir džiaukitės antradieniu. Eteryje Ieva ir Justė.